Sveiki. Brangūs lęšiai moka žargonu kalbant, fotografų žargonu kalbant, gražiai lieja foną. Ir jie tikrai naudingi ir patinka mums tokios nuotraukos, kur visas dėmesys žiūrovo sukoncentruojamas į tai, kas fotografuota, o kas yra fone, mūsų neblaško jokie daiktai, jokie žibintai, jokie augalai, kas yra fone. Jeigu ryšku, tai laikoma mėgėjiška tokia fotografija padaryta su tokiais pigiais objektyvais, kurių tas ryškumo gylis net ir negali būti siauras. O jau brangesni objektyvai tą moka. Tai telefonuose tokio dalyko norėjosi, tai sukūrė keletą kamerų, viena fotografuoja foną, kita jau objektą ir programoje taip viskas sutvarkoma, kad imituojamas tų brangių lęšių efektas. Tai Adobe Lightroom Classic programoje dabar tą įdėjo ir pažiūrėkim, kaip tai veikia. Tarp tų visokių funkcijų, kurios yra, atsirado Lens Blur. Tai lęšio suliejimo efektas, reikia jungti Apply. Pirmą kartą jis ilgiau ten galvoja, antrą kartą jau aš įjungiau, tai mato iš karto, kad fono norėjo sulieto, tai ir suliejo. Reset paspausiu nuo pradžių. Apply. Palauksim, kol išanalizuos paveikslėlį. Iš naujo norėjau parodyti, nes mačiau, kad mano eksperimentų ten pėdsakai likę. Dabar jau nuo pradžių. Tai pirmas stūmoklis tai yra efekto stiprumas. Jeigu mes į dešinę nustumsim, tai fonas suliejamas stipriai. Į kairę silpnai. Mokytis nėra ko. Čia toliau yra bokeh. Tas efektas, tas sulietas fonas vadinamas bokeh. Ir sulieti yra įvairiausių būdų. Ir tada fotografai nori, kad sulietų burbuliukais. Gal nelabai gerai matosi, išdidinkim čia. Moderni šiuolaikinė kamera, šiuolaikinis objektyvas, lęšis tokiais apskritimais lieja. Taip ir parašyta, čia mano žinios, tai iš tų tekstukų kol kas. Burbuliukai, įjungiam, atsiranda burbuliukai. Na tai fotografų čia prie kavos pokalbių tema. Nusipirkau naują objektyvą, kainavo virš 2000, bet jau dabar burbuliukus matau labai gerai. Sekantis 5 turbūt, kad diafragmos plokštelių imitavimas. Aš čia jų nesuskaičiuoju, tikriausiai reikėtų su šviesa, su lemputėmis kažkokiamis fone atidžiau tą žiūrėti. Būna tokių objektyvų, kuriuose veidrodis yra įdėtas jau kaip teleskopė, panašiai veikia, kad spindulys ten laksto viduje objektyvo ir dėl to jis netoks jau ir didelis išeina. Tai jisai įdomiai labai lieja tą foną į tokius ratukus, taip ir pavadinta, ring, žiedai. Paskutinis 5 efektas. Katės akys. Tai irgi yra kažkokių tai vingiatuojančių objektyvų, nežinau apie juos daug, bet toks efektas vadinasi katės akys. Tai įdomu, kad galima pagaliau tuos dalykus imituoti ir fotografams skirtoj programai. Boost irgi paskaičiau, pats aš nelabai matau čia didelio efekto, bet rašo, kad tiek tas amount kiekis, kuris smarkiai lieja arba ne taip,
tiek tas bus sustiprina tą efektą. Tai patyrinėkim drauge, gal ir ateityje geriau suprasi, kas čia yra per mus. Dabar kaip reguliuojam, ką fokusuoti, o ką lieti. Tai automatika gerai padaro, bet galima ir rinktis. Pavyzdžiui, čia yra žmogaus simbolis, siluetas, tai automatiškai suranda žmogų, jį detect, aptinka, ir žmogus ryškus, fonas neryškus, nėra čia ką veikti ilgai. Galima pasirinkti taikinį tokį ir tada su juo spręsti, kad, va, tos gėlytės noriu, kad būtų ryškios. Tada mergina neryškė, fone esanti. Šita gėlytė dar neryškė, padarė ryškę, bet ten neryšku. Taip veikia va tas taikiklis. Bet dar negana to, gal žmogų grąžino, negana to dar yra toks trikampėlis ir fine. Tai tobulinti, jeigu dar netobula, galima rasti klaidų, tai galima pataisyti. Aš čia tai nematau klaidų, bet pademonstruosiu taip, kad refine įjungiau. Ir, pavyzdžiui, norėčiau, kad fokuse būtų kažkas tai iš to, kas yra fone. Tai čia yra toks kaip teptukas ir aš galiu tapyti fokusavimą. Ir, tą rožę aš dabar čia ištraukiau, lyg tai jinai erdvė yra toj pačioj plokštumoje kaip mergina. Tai galima fantazuoti, galima kurti, o blur, jeigu man norėtųsi, kad, pavyzdžiui, susilieja gal jos tie papuošalai, galima sulieti. Bet Ctrl+Z grąžinsiu, nes dabar jau nereikia man tokio efekto papuošaluose. Galima vizualizuoti, tiesiog spalvą išskirti, kas čia dabar turima omeny ir kam bus pritaikytas efektas. Galim reguliuotis kaip lęšio fokuso, dabar tai kas arti, dabar tai kas toli. Programų galimybės tai gali nustebinti ir patyrusį žmogų, o gal kaip tik atbulai, kad matę senovinės programas, tai stebisi ir džiaugiasi tokiom galimybėm, o jauni žmonės tai supranta, kam čia pirkti kažkokią brangenybę, jeigu galima pastumdyti telefonę su pirštu, pastumdyti ir turėti tą patį efektą. Tai naudokim, bandykim ir džiaukimės, kad vis daugiau yra funkcijų, dėl kurių mes jau ir nesikraustom į Photoshop. Ten sudėtinga, ten neaišku kaip, čia viskas po ranka. Iki kito karto.